Kada paskutinį kartą nuoširdžiai be baimės ir gėdos apžvelgiai savo banko sąskaitą, finansus? Jeigu ilgai galvoji, šis epizodas tikrai yra tau. Su verslo finansais dirbu jau 12 metų ir matau tą patį variantą, kai smulkieji verslai nenori skaičiuoti. Aš jums padedu. O aš matau iš savo patirties, kad iš tikrųjų pinigai ir skaičiai niekada nebuvo problema. Taigi Vaida, 12 metų dirbi su finansais ir koks yra vienas pagrindinis iššūkis, su kuriuo tu susiduri? Kad žmonės nenori skaičiuoti. Aš nežinau, kodėl juos taip įbaimina skaičiai ir noras pajudėti link skaičių, praplėsti savo komforto zoną. Skaičiai faini. Iš tikrųjų skaičiai faini. Tai tu manai, kad jų didžiausia baimė yra būtent skaičiuoti? Manau, kad tas praplėsti tą savo komforto zoną, kažką padaryti dėl to, dėl ko nori. Nes kai neskaičiuoju, atrodo viskas čia yra gerai, aš sėdžiu toj pačioj baloje, aš galiu padėjuoti, nes man nepatinka skaičiuoti, aš nemoku, man nereikia, aš per mažas, lentelė, Excelio aš nesuprantu. Tai žodis Excelis mane irgi iš karto atbaido, nes niekada nemokėjau naudoti ir man pakankamai sudėtinga atrodo. Bet pavyzdžiui, o kaip tu reaguotum, jeigu aš tau pasakyčiau, kad žmonės iš tikrųjų, tie, kurie galbūt sakai, kad jie nenori to daryti, ne? Kad iš tikrųjų visą tai slypi galimai daug giliau. Kaip tu, pavyzdžiui, matai? Nes aš tavo atveju girdžiu, kad tu matai, kad toks tarytum jie nenori, ar ne? Bet kas po to nenori? Kaip galvoji? Gali būti ir iš tikrųjų tie seniai įsitikinimai apie pinigus, kad pinigai yra nešvarūs, pinigų negalima turėti daug. Galima turėti daug. Tikrai galima turėti daug. Ir kad pinigus skaičiuoja tie nedori žmonės ir kad pinigus turi... Godumas, ne? Taigi ir anksčiau būdavo, kad tais 90-aisiais kas turėjo daug pinigų, tie būdavo buožės kažkokie. Banditai, gangsteriai, žodžiu, tik tais tie. Tai jeigu nenori, visi suprato, kad tai yra negerai ar ne, ką jie daro. Tai reiškia, jeigu aš turiu daug pinigų, tai aš galbūt ir priklausau tiem, kurie daug pinigų turi ir aš kažką darau negerai. Gerai, Vaida, tai dabar man iš karto, tu čia taip sąmoningai kalbė apie pinigus, kad čia... come on, Excelis čia viską žinai, tai man iš karto kila klausimas. Gerai, o pavyzdžiui, iš kokios pati tu esi šeimos ir kaip tavo kelias vystėsi iki ko tu esi atėjusi dabar? Nes tikrai netikiu, kad tu būdama ten 7-metė arba 10-metė jau puikiai dėliu, čia gavau pietums pinigų, atsidėsiu 2%, ten po X metų turėsiu tokį ir tokį biudžetą, ne? Koks buvo tavo pavyzdys šeimoje su pinigais? Aurelija, tu čia taip iškartį paširdžiai. Iš karto mėgstu. Tiesiai šviesiai, iš aknį. Ne, tai pas mane nebuvo iš tikrųjų geras pavyzdys šeimoje. Realiai dabar mano tėvai mokosi iš manęs, ką reikia daryti su pinigais. Tu mokai savo tėvus? Jo, ir ne to, kad aš moku, bet jie sako, mama skambina ir sako, tėtis prisiklausė tavo tos informacijos, prižiūrėjo tavęs televizijoje ir dabar jisai pradėjo skaičiuoti pinigus ir, žodžiu... Ir mama jau nepavyksta nusipirkti suknelės ir sakyti, kad kainavo mažiau. Aš dabar bijau išleisti pinigų. Sakau, mama, nebijok, tai kaip tik, sakau, jūs pamatysit, kur ant nereikalingų dalykų galite sutaupyti ir tada galite turėti tų daugiau pinigų, laisvų pinigų. Tai tu sakai, kad papildoma pora batų greičiausiai gali būti nereikalingi pirkiniai. Ne, aš sakyčiau, kad reikia apgalvoti pirkinius. Taip, sutinku. Jo, tai tas gal netgi ir geriau nusipirkti kažkokius geresnius batus, kokybiškesnius, brangesnius, bet jie tarnaus ne vieną ir ne 2 sezonus. Ir pas mane yra iš tikrųjų labai daug tokių drabužių ir batų. Tarkim, prieš gerus metus pirkau paltą, kuris buvo brangus, 500 eurų. Man atrodo brangus. Ir aš jį nešiojau visus praeitus metus, šiuos metus ir aš juos nešiosiu dar kitus metus, nes jis yra toks klasika, kuris neišeis iš mados, nėra kažkoks... Tai protingai apgalvota investicija. Bet vis tiek neišgirdau tą atsakymą, Vaida. Tai kaip pas tave vaikystėje buvo su pinigais? Šikna. Jo. Kokį pavyzdį girdėdavai? Aš užaugau toje šeimoje, kur
neturim pinigų, Jo. nėra pinigų. Neprašyk, neturiu pinigų. Negalim pirkti, aš taupiau pinigus. Mama man duodavo 100 eurų mėnesiui. Litų, atsiprašau, litų. Taip. Bet čia duodavo, kai, aš taip jau apie paauglę buvau, kai jau ten 14-15 metų. Ir realiai tu iš tų pinigų turi pragyventi visą mėnesį, nusipirkti valgyti tenais kiek reikia ir panašiai, arba dar ten tom išlaidom. Aš iš tų pinigų susitaupydavau batam. Mama mane pirko smailėjančių batų, tuo metu buvo labai jie madingi. Aš nusipirkau tos batus ir kažkiek tenais ir buvau pavalgius. Man iš tikrųjų tuo metu neatėjo galva toks pinigų sutaupimas kaip maisto įsidėjimas iš namų. Visiškai, bet tai yra labai didelis pinigų staupimas. Bet aš girdžiu, kad tu turėjai visai tokią neblogą terpę gebėti strateguoti, taupyti tuos pinigus ir tu vis dėlto turėjai savo pajamas ir savo biudžetą, ne? Nes daugelis mūsų, tarkim, mūsų karto žmonių, bent jau kai aš dirbu su savo klientais, pinigų tema, tai mažai. Tikrai, aišku, yra žmonių, kurie tą turėjo, bet kur aš vedu, tai pavyzdžiui, kalbant apie mano pavyzdį, ne, nes aš atėjau iš labai skurdžios šeimos ir, kaip labai skurdžios, čia negaliu sakyti, nes vaikystėje, į ką aš vedu, ne, kad iki 7 metų vaikas tiki viskuo, ką tu jam sakai. Ir jeigu tu nueini su savo vaiku į parduotuvę, mūsų atveju vaikystėje, ne, ir tu savo vaikui nuolat kartoji, kai jis prašo X kažkokio daikto, mamytė nupirk saldainiuką, šokoladuką ar ten mama noriu batų, ir jeigu tu jam sakai, kad aš neturiu pinigų, viskas. Jo pasąmonė yra programa, aš neturiu pinigų. Nes iki 7 metų vaiko protas viską sugeria kaip kempinė, kaip tiesa. Jeigu tu jam, ir čia ne tik apie pinigus, viską, ką tu jam pasakysi, jis visko patikės. Tai vėliau, į ką aš noriu truputį papasakot, kad kaip atsidaro tas santykis, ne? Tai vėliau, kai aš jau buvau paauglė, mano šeima kaip tik gyveno skurdžiai, mes visko esam patyrę ir bado, ir mano mama niekada neturėjo pinigų, būdavo gauna ir ten juos išleidžia ir tai buvo įprasta, kad žiūrėk, aš dabar turiu pinigų, aš nusipirksiu skanesnis kąsnį arba ten kažkokį daiktą, kurio galbūt man nereikia, bet aš turėsiu dabar apie rytojų, apie mokesčius kažkokius, ten skolos, viskas būdavo, užsimerkę ir kaip tu sakai, baimė skaičiuoti, baimė pažiūrėti. Bet kas man padėjo, ne? Nes aš galėjau kartuoti mamos scenarijų ir lygiai taip pat gyvent skolose, taškytos pinigus, ne? Tai kad į 7 metų aš jaučiausi pakankamai turtinga. Dėl to, kad mano močiutė, amžinatelsi, jinai buvo tokia kaimo boba, supranti? Baba tokia, žinai. Ir jinai turėjo tų babkių ir jinai gerai dirbdavo ir aš pamenu laiku, žinai, kai parveža močiutę sausainių, ir būdavo tokie sausainiai, pusė šokoladinio ir pusė paprasto. Tai aš būdavo nuvalgau tą šokoladinį ir tą paprastą tiesiog nevalgydavau, kur be šokolado. Tai ant kiek aš jaučiausi gerai gyvendama, ne? Ir kai vėliau jau mano šeima nuskurdo, ten atsirado visi tie dalykai, aš jau mačiau tą mamos pavyzdį, kurį jinai vystė, neskaičiavimą, nesirūpinimą, maisto trūkumą ir visus kitos ten socialius dalykus. Bet ką aš dabar laikui bėgant supratau, kodėl aš sugebėjau iš to išeiti. Todėl, kad iki 7 metų aš turėjau kitokį pavyzdį. Aš gyvenau su savo močiute, kur buvo kiekvienais metais daromi namuose remontai. Man niekada netrūko pinigų, ne? Močiutė ten niekada manęs nemokino kažkaip, bet aš mačiau tą pavyzdį, kad jų yra ir trūkumo nejaučiu. Todėl mano pasąmonėje buvo 2 variantai, ne? Jau tas vienas saugus susifiksavęs, kad aš tai turiu pinigų, bet tas modelis mane paveikė vėliau ir mamos, kad būdavo, tik gaunu ir taip. Bet aš pamačiau, kad gali būti kitaip. Tai prie ko aš vedu, dėl to tavęs ir klausiu, koks tas tavo santykis buvo. Ir tu pasakei, kad tu skaičiuodavai, tu taupydavai. Bet čia jau vyresniam amžiui. Jo, gerai, o vaikystėje, pavyzdžiui, ką gali prisiminti? Loading. Jeigu čia man reikės pagalvoti, kur įsiminti. Tu tai pasiruošus čia dabar atėjai, žinai, apie kaip tavo iki 7 metų, kas buvo su pinigais, o aš dabar nežinau. Ne, mes, žinok, ta vidurinė klasė, žinai, buvom, kur ledų nupirkdavo kartais. Jau šventė būdavo. Dažnai. Jo, čia ledai būdavo ten kokiai šventėjai. Limonadas, dar kažkas, jo. Bet aš negalėčiau pasakyti, kad mums kažko trūko, mes taip gan strict gyvenom.
Nu, bet ar kartodavo tėvai tą frazę, kad, nu, neturiu pinigų, Aš neprašy. neatsimenu, žinau. Neatsimeni, Aš paskui atsimenu, kad pastoviai būdavo. Būdavo. Nes, atsakai, pas tave irgi buvo, kur geriau gyvenot ir blogiau. Pas mums buvo netgi toks laikas, kad mes gana gerai gyvenom, o paskui buvo ant toks dugnas, kad nu, šakės. Yeah. Ir realiai, iš tikrųjų, kiekvienam žmogui gal netgi ir naudinga tą dugną patirti, žinai, kad Absoliučiai ant taip. savo šiknos jau kai sėdi, mano šeimoje, mes su vyru, kada pradėjom draugauti, mūsų jau šeima pradėjo formuotis, mes turėjom dugną 2 kartus. Vieną kartą užsieny, vieną kartą Lietuvoje. Bet ant kiek išmokė, nes pamatai dugną, aš dar atsimenu. Atsisėdom, sakau, gerai, kiek tu turi pinigų, kiek aš turiu pinigų, kokia mūsų labai dabar įdomu, atsiprašau, kad pertraukiu. Bet jūs, labai įdomu, tavęs kaip verslo finansų ekspertė, ne? Ir aš girdžiu, kiek aš turiu, kiek tu turi pinigų. Pas jūs šeimoje atskiri? Ne, pas mus šeimoje yra viskas bendra. Tik tais tiek susirašom, kiek pas tave sąskaitoje pinigų tiksliai, kiek pas mane sąskaitoje pinigų tiksliai, kokie mūsų įsipareigojimai ateinančiai savaitį, už ką mes turim sumokėti, ką mes turim atsidėti. Ir tada žiūrim, kiek mums užteks. Ir kam galim biškutį nesumokėti, sumokėti dar už savaitės, nes turėjo algą ten įkrist ar kažkas tokio. Tiksliai dabar aš neatsimenu. Bet mes susidėliojom ir iki to susidėliojimo buvo panika. Mes susidėliojom, viskas okei. Mes išlauksim, čia viską susimokėsim, čia tas. Ir kaip dabar atsimenu tas momentas, tuo metu mes pinigų realiai nelabai turėjom. Ir jau nieko nebegali pakeisti, kažkur išleidai, negali nueiti sakyti, Agirti, žiūrėk, grąžink man Maksimui batoną, aš to atiduodu. Tai negali to pasakyti, žinai. Bet realiai buvo tas, kad mes, aš tai paėmiau lapą ir surašiau viską. Čia buvo pati pradžia mano to tokio. Ir buvo viskas aišku ir tas toksai ramumas atsirado. Tai gal tave tai ir paskatino žengti šito keliu? Ne. Nu, kaip tu čia atsidūrai? Kaip aš atsidūriau? Kur dabar esu, tai aš išėjau iš samdomo darbo, o būnant samdomam darbe irgi buvo toks neaiškumas, kad gaunu algą, aš gaudavau tikrai nemažą algą ir praeina mėnuo ir žiūriu, kad taip tų pinigų sąskaitoje santaupų vis mažėja. Įkrenta alga, bet vis mažėja, žinai. Kas čia vyksta, hebra, žinai. Ir tada Instagrame aš užmačiau vieną profilį, kuris kalbėjo, kad reikia 5-3-2, žinai. Nu, ką man galvoju. Babkės, man įdomu. Davai, pasidarom, žinai. Nu ir ką? Exceliukas, užkurtas, tik. Aš savo visus metus susižymėjau. Susižymėjus visus metus, kur aš ką išleidžiu. Buvo didžiausias šokas, kad aš maistui užsisakyti į ofisą išleidžiu per mėnesį 100 eurų. Ir tada galvoju, blemba, kiek pinigų aš tą 100 eurų galėčiau staupyti. Nu ir ką, aš vis daugiau dėjaus maisto iš namų, bet tą 100 eurų, tai yra, pasilikau savo tą tokį malonumą, kad, penktadieniais aš užsisakau už limituotą sumą, kad tai nebūtų ten už 30 eurų, žinai. Ir tai tą limitą tokį pasidariau ir paskui galvoju, ateidavo penktadienį ir įsidėsiu iš namų ir dar susitaupė. Ir man iš tikrųjų susitaupė. Ir tada aš sugalvojau, kad reikia užsidėti savo visur limitus, net ir ant aprangos ir tas... Kiek tu gali išleisti per mėnesį? Ne kiek galiu, kiek yra normalu pagal mano biudžetą išleisti. Ir taip, mes su vyru pasižiūrėjom visą savo biudžetą, susidėliojom, už ką jisai moka, už ką aš moku, pagal mūsų atlyginimus. Ir taip. Kaip gerai, kad tau pavyko, nes aš kažkada taip dariau nuosekliausiai. Vaikų drabužiam tiek, batam tiek, šuniui tiek, daktaram tiek. Susidėliau ir man sekėsi gal mėnesį. Nuoseklumas privalo būti. Taip. Tik truputį pameti vėl bardakas. Tai taip ir buvo. Vieną kartą pamečiau, nepažymėjau, kur kiek išleidau. Galvoju. NX. Žinai. Aš tau atsiųsiu dovanų skaičiuoklę asmeninio biudžeto, Gerai. Kur realiai visus metus susirašai ir matai mėnesį po mėnesio. Ir bet ten, žinai kaip, pavyzdžiui, aš mėnesio pradžiai atsisėdu, susirašau viską, užtrunku ten 10-15 minučių ir viskas. Ir aš daugiau kitą mėnesį žinau, kaip elgtis. Bet ten nereikia kiekvieną dieną, žinai, prisėsti. Gerai. Aš dar noriu tavęs paklausti, kadangi tu konsultuoji verslus ar apskritai turbūt ir žmonės, ne? Ar pastebi, pavyzdžiui, nežinau,
kaip skirtingai, o galbūt visai neskirtingai, pinigus ir išlaidas skaičiuoja moteris ir vyrai? Aš gal sakyčiau taip. Moteris yra, tu žinai, mes žinom. Žinom. Mes Tai dėl to ir galvojam ir čia taip, pas mums dažniau ir perdėgymas yra, mes overthinkinam ir visas tas, tai žodžiu, va čia tai pas mus yra, o vyrai bam padaro ir viskas. Nu, gerai, o su kokiam problemom, pažiūrėjau, ateina moteris ir sako, žiūrėk, Vaida man tas, o vyras ateina ir galbūt kitokią užklausą iš vis duoda. Baisiausia, kad kai turi problemų su pinigais į verslę, neteina. Baisiausia, kad neteina, galvoja, ai čia kažkaip išplauksiu, žinai. Kažkaip tas, žinai, kaip rudas, išplauksiu kažkaip. Nu, neišplauksiu, nu. Būkite neteisingi, neišplauksi. Jeigu nepradėsi skaičiuoti, tu neišplauksi. O tai problemos vienodos pas juos? Dabar su kiek smulkiųjų. Mano specializacija yra solo arba smulkiai verslai. Nes man teko dirbti su labai dideliais verslais ir aš mačiau, kad jie skaičiuoja kiekvieną eurą ir paradoksas, kad smulkiai ir solo verslai neskaičiuoja to kiekvieno euro, neskaičiuoja 10 ir 100 eurų. Tai aš tiesiog manau, kad aš tikrai galiu jiems padėti, tai va todėl ir šviečiu visuomenę. Nu, žodžiu, tai girdžiu, kad skirtumo didelio kaip ir nėra. Esmė tokia, kad praktiškai visi verslai turi tas pačias problemas. Tas pačias. Neskaičiuoja, kaina nustatyta iš lempos ir tiesiog neskaičiuoja. Tai čia tokie yra pagrindiniai. Tai vat vyrai, jie yra linkę darau, aha, problema, susirandu sprendimą, darau toliau. Moteris yra darau, perdėgiu, darau, vėl toliau degu, bet bijau čia kažką kitai padaryti. Vat bijau. Pas mane yra 90% auditorijos moterų ir šiaip, ką aš matau, kad moteris yra verslios, gerokai verslesnės, nes jų yra kiekis verslių moterų yra didesnis negu verslių vyrų. Nežinau kodėl, o gal tiesiog vyrai ima ir padaro, žinai, ir jie... Būtent, nes šiaip pagal visą biologiją, neuro, visą mūsų tą smegenų veiklą, ne, tai pas vyrus yra daugiau to tokio loginio, šalto, konkretaus, skaičiuoto mąstymo, ne. Nu, tikrai nepaslaptis, jau yra daug tyrimų atlikta, kad vis dėlto moteris turi aukštesnį ir tokį stipresnį emocinį intelektą. Sorry vyrai, jeigu žiūrit, nejuokauju. Bet rimtai, tai taip yra atlikta, ne? Nu, mes turim tokį galingesnį, gilesnį emocinį intelektą, mes labiau galim jaust. O pinigai apskritai, jie taip pat yra emocija. Pinigai nėra tik tai skaičiai, ar ne? Kad vat, mes atsidarėm šaltai lentelę, pasižiūrėjom, tai reiškia, kad jeigu mes vengiam žiūrėti, ne, vat, iš kur tai gali ateiti, kad vis dėlto girdžiu iš tavęs, išgirdau, kad bijo, nenori keisti. Nu, nes visų pirma, pokytis tai yra darbas su savim, ar ne? Ir ta baimė yra emocija. Ir labai dažnai tikiu, kad būtent ta baimė yra atėjusi iš... Nu, čia pasakysiu gal ne fainai. Nu, bet atsakomybės stokos. Nes šaltai baltai, šakar makarą, ne? Oi, čia man viskas sukasi, verslas eina. O kaip ten bus? Ten nuolaidą reikia padaryti gerai, draugam pigiau, davai. Ir taip toliau. Tai va čia tokia baimė yra atėjusi. Ir dar toks vienas niuansas. Davai nieko nedarau, neskaičiuoju, paskui į grupę kokį klubą. Kas bus, tas bus. Geriausiai rašau, mergos, nežinau ką daryti, padėkit man, mano verslas merdėja, nebeturiu pinigų už įsipareigojimus susimokėti. Kokį coacherį man rekomenduotumėt? Kokią meditaciją? Nepadės tau ta meditacija. Nors... Dar neparašiau, bet norėtus parašyti. Nepadės tau ta meditacija, nepadės tau coachingas. Eik susirask pieštuką, popieriaus lapą, įsijunk Excelį ir pradėk skaičiuoti. Atsiprašau, bet mano pirmoji meditacija buvo pinigų meditacija. Ir aš, žinok, klausiau tą meditaciją, pirkau dar kai nedirbau su hipnoterapija. Nusipirkau tą meditaciją ir klausiau, nežinau, kiek ten tų dienų klausiau. Ir paskui pastebėjau, kad aš žiūriu, kažkaip pradėjau rinktis kaip ponė. Supranti? Ilgos kelnės, plačios kelnės, švarkeliai. Ausinės sagutės. Jo, bet babkių tik daugiau išleidau.
nes reikėjo apsirengti, žinai, auksinės sagutės, viską kaip tu sakai. Tai jo, sutinku su tavim, kad meditacija ir afirmacijos tikrai nėra tas vienintelis įrankis, kuris gali padėti pakeisti, bet vis dėlto sugebėti nueiti pasimti tą pieštuką, užsirašyti ir pradėti skaičiuoti, tai reiškia išlipti iš komforto zonos. Bet jeigu mes visą gyvenimą nematėm pavyzdžio, kad mūsų tėvai skaičiuoja, kad mūsų tėvai dėlioja, kad mūsų tėvai planuoja, ne? Ir girdėjom, kad tu neturi pinigų arba aš neturiu pinigų, nepirksiu tau to, mūsų pasąmonė yra ta programa ir ją perprogramuoti dėja, bet reikia dirbti ne tik su savim, su pieštuku, bet ir psichologiškai. Tai aš noriu pasakyti galbūt tokį vieną labai svarbų pointą, kuris apskritai jums padėtų. Jeigu jūs einat su savo vaiku parduotuviai ir jūsų vaikas ko nors paprašo ir jūs sakot, neturiu pinigų, plys, nekartokit šito. Ką aš sakau savo vaikams, ne? Pavyzdžiui, mano dukra žiauriai dažnai prašo, mama, galiu ten iš Temu kažką nusipirkti ir ten prisideda į krepšelį už 5 eurų. Ok, ne? Ir, pavyzdžiui, tą mėnesį, realiai aš neturiu suplanavus išlaidų kažkokiam papildomiems pirkiniams, ne? Tai aš jai ateinu ir sakau, žiūrėk, matau, kad šitie daiktai tau yra pakankamai svarbus, bet šį mėnesį savo pajamas ir išlaidas aš jau suplanavau ir šitas tavo pirkinys nebuvo numatytas. Todėl aš dabar negaliu skirti pinigų tavo šitiems žaislams, ne? Bet būtinai pajamas kitą mėnesį suplanuosiu taip, kad galėčiau tau nupirkti. Mes atsisėsim, paskaičiuosim. Ir ko aš mokau? Aš nesakau ir nekalu savo vaikui galvą, kad aš neturiu pinigų. Aš neprogramuoju jo pasąmonės ir jo proto, nes kaip ir sakiau, iki 7 metų vaikas tiki viskuo, ką tu jam pasakai. Ir neprogramuoju vaikui neturėti pinigų. Ir dar noriu pasidalinti vienu tokiu labai įdomiu dalyku. Vieną kartą pas mane atėjo viena mergina, bet irgi buvo sesija, kad, sako, niekaip neuždirbu. Niekaip. Ir čia, žinai, tokia galbūt atsakas, kad pasink, sakai, pieštuką ir rašyką, ne? Bet kartais problemas lypi labai giliai. Ir žinai, ką mes radom? Mes nueiname jos prisiminimus. Ir jinai sugrįžta į vaikystę, kai jinai buvo maža mergaitė ir prieš ją stovi jos tėtis. O jos tėtis nekentė turtingų žmonių. Ir sakydavo mergaitiai, kad turtingi blogi, turtingi yra godus, o jie gyveno pakankamai kukliai, ar ne ten, ar ta prasme pakankamai gerai, bet neturtingai, ne? Ir nuolat varydavo ant turtingų žmonių. Nuolat varydavo ant turtingų žmonių ir žinai, kad ta mergaitė, sakau, okei, tai ką sakau, tu tada apie save nusprendai? Kad pinigai yra blogis, o žiūrėk, aš myliu tėtį, ne? Tėtis yra mano pasaulis, tėvai yra mano pasaulis ir ar aš galiu būti bloga? Jeigu mano tėčių turtingi žmonės yra blogi ir godų savanaudžiai, vadinasi, aš tokia negaliu būti. Ir vos tik gaudavo daugiau pinigų, atsirasdavo ekstra pirkinių, problemų, žiūrėk, kažkur tik susiskaičiuoja, kaip tu sakai su to pieštuku, pyst mašiną sulūžo. Ai, gal ten reikia geresnius batus nusipirkti ar dar kažką, žinai. Ir ta programa veikia. Ne, tai vienareikšmiškai turi būti tas toks geras požiūris į pinigus, jo čia yra jau taip. Darbas su savim, vienareikšmiškai darbas su savim turi būti visame, visur, visada. Taip. Jeigu tik tais nustoji su savim dirbti, aš sakau, kaip tas vanduo stovintis, jis pradeda rūkti ir tu pats pradedi rūkti. Tai taip. Čia tas vienareikšmiškai. Realiai net nediskutuotina. Bet ar tai tau padės verslą išauginti? Ne, strategija. Jo, tai va. Šiaip kalbant apie ryšį su pinigais, kuris padeda paskui verslauti, nebūtinai verslauti, bet tiesiog turėti gerą ryšį su pinigais, tavo pavyzdys, ką tu vaikui žinai, sakai, kad suplanuokim sekančiam mėnesiui, aš darau truputį kitaip. Aha, o kaip tu darai? Mano vaikas gauna pinigų. Matai, bet dar mano labai maži, tai aš neduodu. Tara yra jo reikalas. Tik nesutvarko savaitę, mes pasiėmėm, nes čia yra jo darbas, jis taip užsidirba pinigų. Tada gauna per šventes, per gimtadienius ir visą kitą. Ir jau kokius 4 metus mano vaikas skirsto pinigus gautus, reiškia atsideda tam tikrą dalį. Koks amžius tavo vaiko? Beveik 11 metų. Dalį tų pinigų, ką gauna, įsideda į banką, dalį taupo ant kažkokio tai dalyko, didesnio galbūt pirkinio. Paskutinį kartą vežėsi į mūsų kelionę į Ameriką ir pirką nori. Ir dalį pinigų, tai aišku, pačią mažiausią, jis gali ištaškyti ant saldumynų, ant ko tik nori. Tai kai jis čia taip skaičiuoja, jis nebenori taškytų pinigų, jis nebenori, ai čia gal Lego nusipirksiu, ai gal ne.
Nu gerai, o nuo kokio amžiaus tu patartum? Vat, pavyzdžiui, mano vaikai yra maži, ne? Nu, aš ten nepaaiškinsiu 2 metai, kad dabar tu imt arba 4 metai, ne? Tai aš tiesiog sakau, kad nekalkim tos frazės, kad neturiu pinigų, negalima, mes neuždirbam, ar Labai mes iš vapšė ubagai esame, ne? Ir tu čia nesvajok. Ne, negriaukim vaikų svajonių ir nekalkim, neprogramuokim, bet vat girdžiu tavo labai fainą pavyzdį. Kaip tu galvoji, nuo kokio amžiaus reikėtų pradėti vat vaiką mokinti? Nu tiesa, gauna ten per gimtadienį pinigėlių, aš jau duodu ten dukrai, įsidėkit taupyklę, čia tavo. Ir jinai tam, pavyzdžiui, man irgi atsako, mama, aš tau padarysiu, žinai, masažą, duosi man 4 eurus. Nu, sakau, 4 eurai, čia už 5 minutės, visai ne, sakau, davai už 2. Nu, irgi deramės. Tai va, tai šito vietos suprantu, bet nuo kokio amžiaus tu patartum tėvams pradėti edukuoti finansinio raštingumo savo vaikus? Tada, kai vaikas jau gauna pinigų, kai jau jisai supranta, kad čia už tą pinigą gali nusipirkti kažką, aišku, jis turi matyti, ką jūs veikiate iš viso su pinigais, kad jie yra reikalingi sumokėti už kažką. Ir kada jau gali pradėti truputį skaičiuoti. Aš pradėjau nuo tada, kai vaikui suėjo 7 metai. 7. Manau, 6 irgi būtų geras variantas, tai tuo metu jis jau gali pradėti skaičiuoti, kad šitą pinigėlį šitaip, ką su juo daryti, kad jis turi galę perkamąją. Ir mes užsivedam apskaitos žurnalą ir jis, važiuoju, gauna pinigų ir jis išsiskirsto, susirašo, kiek yra, turi 3 skirtingas taupyklės, ten ir susideda. Supratau. Tai va. Ok. Taip. Gerai, tai tada, kadangi jau prakalbom apie tos asmeninius pinigus, ne, tai kuo skiriasi verslo pinigai ir asmeniniai pinigai? Tai yra 2 skirtingi dalykai. Man tai atrodo, kad visiškai vienas ir tas pats. Žiūrėk. Nu? Verslas yra verslas, šeimos ūkis yra šeimos ūkis. Tai yra 2 skirtingi dalykai. Į savo verslą reikėtų žiūrėti kaip į savo darbdavį. O tarkim, kai įsidarbini, samdomo darbe, tai juk nedarai taip, kad iš savo pinigų darbdavių reklamą užpirki. Jo. Ir lygiai taip pat darbdavys tau niekada nepripirks savaitį maisto iš Maksimos. Nu taip. Tai lygiai taip pat turėtų būti ir su savo verslu. Tai yra 2 atskiri ūkiai. Tai aš turiu pasiskirti algą, kurią aš gaunu? Būtinai. Tai dabar aš gaunu algą ir kur kiti pinigai eina? Verslo valdymui. Jeigu mes versle gaunam pinigų, ar ne, uždirbam pajamas, iš jų turi išsimokėti savo atlyginimą, nes tavo verslas tave samdo. Tai su savo verslu, su savim kaip su darbdaviu, pasikalbi su savim kaip su darbuotoju ir jūs abu nusisprendžiat, kokį atlyginimą tau mokės. Aš ir kitas aš. Taip. Jo, tai tarpusavį nusisprendžiat. Tada tu kaip darbdavys eini pasižiūrėti savo finansus, ar tu gali savo mokėti tokį atlyginimą. Nes, faktas, kad kiek mes norim uždirbti? Noriu štuką, 5, 10. Ne, aš tai 10 iš karto. Tai va. Bet ar tavo verslas gali tiek mokėti? Neaišku, kad ne. Šiuo metu. Bet labai gerai yra išsiskaičiuoti, žinot tą sumą ir tada gali pasižiūrėti į savo verslo pinigus ir pamatyti, ar gali tau mokėti tokį atlyginimą. Ir kai tu, kaip darbdavys, žinosi, kad savo, kaip darbuotojui, tu nori vis tiek išmokėti 10 000 atlyginimą, tu pradėsi savo verslą vesti link to, kad tai būtų realu. Tu automatiškai save programuoji uždirbti daugiau, nes tau reikia išlaikyti patį svarbiausią darbuotoją tavo versle - save. Ir tu dabar pasakei auksinę frazę. Tu iš karto programuoji save, kad tu gali blemba uždirbti daugiau, ne? Nes, bet čia visose sferose, ne tik turbūt su pinigais. Kam čia kažką daryti? Vis tiek čia man neišeis. Kokia prasmė kažką daryti? Nu, ta prasmė visada yra. Tu ženk vieną žingsnį, kaip tu sakai, tu paimk tą tušinuką, tu paklausyk bent tą meditaciją, ar tu nueiki kažką, tu kreipkis pagalbos, ne? Bet koks žingsnis, kurį tu padarysi, tave priartins prie to, ko tu nori, ne? Vienareikšmiškai. Dabar kiek turėjau dirbtuves praeitą savaitę. Ir dirbtuvių pirmas žingsnis buvo,
kiek nori savo išsimokėti atlyginimą, kiek vat nori gauti atlyginimą, gal taip pasakysiu, ne? Ir tos sumos buvo visos skirtingos ir kiek anksčiau dar teko su žmonėm kalbėti, aš kai užklausiu, vėlgi, kokias ribas mes pasistatom. Vienas 1000 nori, kitas 5, kitas 7. Buvo viena, kuris sako, 100 000 nori išsimokėti. Va čia tai galvoju. Taip. Čia tai programėlė. Ir kitas dalykas, tas išlipti iš komforto zonos. Nu tai dabar žiūrėkit, mes esam namuose, namai yra mūsų komforto zona ir norint išeiti iš namų kažkur, mes turim vat išlipti, perlipti per slengstį. Tai mes turim pasiruošti, apsirengti, pasidažyti moterims, pasigražinti, išeiti žmonės, ar ne? Tai mes pasiruošiam ir išeinam. Faktas, kad bus aplinka, galbūt lietus, galbūt saulė, galbūt karštis vėjas, žmonės, mes išeinam su tokiu kaip ir kiautu, ne? Versle, kai tu esi, tavo verslas yra tavo namai, viskas, ką tau reikia padaryti, tai praplėsti tą komforto zoną, kad tau būtų plačiau patogiau. Tai tau niekur nereikia eiti versle, tau reikia tiesiog pasidaryti kuo daugiau sričių patogesnių. Supratau. Bet vis tiek žmonės tą vengia daryti, ne? Vengia, tikrai vengia. Nu, bet galvoju apie tas ribas, žinai, kad iš tikrųjų tų lubų niekada nėra, bet vis dėlto, kad ir kaip bebūtų, vat, pavyzdžiui, ką aš matau iš savo klientų ir vat, dažnai girdžiu tokių iliuzijų, kad jeigu tik turėčiau pinigų, tai viskas mano gyvenime būtų kitaip. Ir iš dalies aš tikrai su tuo sutinku, nes, vat, pavyzdžiui, kalbant vėl truputį apie savo istoriją, aš pamenu epizodą, kai aš tuo metu buvau vaikas ir aš tikrai nesupratau. Ir pamenu, kad mano mama ten virdavo, žinai, košę laukiant laužo. Nes vasara tuo metu buvo, nes namie nebuvo dujų. Bet man ta košė, aišku, buvo pati skaniausia. Čia kokia egzotika. Čia egzotika. Nu, žinai. Ir ta prasme, tikrai esu mačius to tokio, bet vat, kai tu vaikas, tai tiesiog to nesupranti. Ir vat, ką noriu pasakyti, kad, vat, pavyzdžiui, ką labai vat, pastebi iš klientų, kad vat, jeigu tik turėčiau pinigų, bet tas žodis vėlgi, jeigu tik turėčiau, jeigu. Nu, o tai ką tu padarysi, kad tu turėtum, ne, tų pinigų? Tai vienas aspektas. O kitas aspektas, dar ką matau, kas labai dažnai būna, iš ypatingai, pavyzdžiui, skurdžių šeimų, ne, vat, nu, kur tikrai, kur matė sunkaus gyvenimo, yra 2 variantai. Arba žmonės vapšė, tam pačiam šūdė, arba jie va taip va. Ir tada jie save apstato pinigais kaip apsauginė siena. Bet prie ko aš einu, kad tas pinigų pamatas iš tikrųjų yra vienas iš pagrindinių poreikių, ne? Saugumas, tai mums suteikia saugumą. Tai mes tuos pinigus darom turbūt ne tik dėl to, kad galėtume prisipirkti, nežinau, Louis Vuitton batelių, bet dėl to, kad ir apskritai jaustumėme saugiai. Tai kaip tu galvoji, pavyzdžiui, va, tu dirbi su, ir va, paminėjai sumas, ne? Kaip yra skirtingos iš tikrųjų to žmonių? Kaip tavo nuomonė, aš klausiu kaip ekspertės, kokia yra tavo nuomonė, vat, kokia yra pinigų suma išsimokėti savo, nu, bet kad tu gyventum? Okay. Aš visada, vat, kaip sakai, kad žmonės bijo, ar ne, kažko. Tikrai bijo. Visada savo rekomenduoju užduoti vieną klausimą. Ko aš noriu? Ko aš noriu? Ar man užtenka sėdėti ant sofos ir žiūrėti teliką? Vėlgi, ant kokios sofos ir kokį teliką. Ar aš noriu keliauti, ar aš noriu su gera mašina važinėti, ar aš noriu tam tikrų pramogų, tam tikrų Louis Vuitton batelių. Galbūt dar kažkokie yra mano poreikiai. Tai vat, pirmas klausimas, ko aš noriu? Pinigų. Ne. Čia, žinai, pinigai, ką aš už tos pinigus nupirksiu? Taip. Jausmas koks. Ir tada žmonės, žinai, ko aš noriu? Nu, nežinau, ko aš noriu. Tada klauskite dar kartą, ko aš, blėt, noriu. Grinai, konkrečiai. Bet ko aš noriu. Kai įsigilini šitą, nu, tada jau pradedi judėti link to, ko nori. Ir kai jau supranti, ko aš noriu, tau nebeužtenka tos sofutės, nebeužtenka to teliko. Tada galvoju, nu,
noriu daugiau. Tai vad kaip sakai tie du, ar ne? Vieni yra linkę sėdėti ant tos sofos ir bambėti, nieko aš čia nepadarysiu, nieko aš čia neuždirbsiu, nieko aš čia neturiu pinigų, čia politikai vagis, visi vagis, visi blogi verslai sukčiauja, va dėl to jie uždirba pinigų, čia dirba su visokiais. Bet čia kyla natūralus pyktis, ne? Jo, nes tai mes irgi atėjom iš tokių šeimų, bet pakėlėm kažkaip, kažką darėm, susukom, sugalvom ten kaip sekasi, bet augi ir tobulėja, ne? Jo, tai va, sakau, mes augom, mes ir priklausom tiems tai antrai daliai, kurie galvoja, aš taip gyvenau, bet aš taip gyventi nebenoriu. Nebenoriu būti. Aš noriu gyventi geriau. Aš nebenoriu to kartu. Tai buvo pamoka. Pavyzdžiui, man tikrai teko ne vieną kartą, vat, kai pradėjau dirbti savarankiškai, išgirsti ne vieną atstumimą gavau, ne vieną nesėkmę turėjau, ne vieną nuostolį turėjau, bet ką aš dariau? Aš galėjau apsiverkti ir dirbti toliau. Nu gerai. Gal ir apsiverkiau ne vieną kartą, bet aš dirbau toliau ir aš žiūrėjau, kaip aš iš to galiu pasimokyti. Tie, kurie man pasakė ne, nu palaukit, aš jums irgi pasakysiu ne. Bet suprantate, aš užauksiu taip, kad jūs ateitumėt pas mane ir jūs prašytumėt tada manęs. Buvo taip? Vienas buvo variantas, kada aš gavau ne ir paskui aš gavau 2 pasiūlymus. Nu va. Jo. Tai, bet aišku, aš nedariau taip, kad aš jums pasakysiu ne, aš vėlgi reikia pasimokyti ir pažiūrėti, kaip iš to gali savo naudos turėti. Kaip man yra naudinga, kad mano verslas paaugtų. Bet, nu vėlgi, tai labai dabar nuskambėjo selfish. Mano misija yra padėti verslam, kad jie uždirbtų. Taip. Kad jie pradėtų bent galvoti, kad būtų tas aha momentas, ką čia man daryti. Kad pradėtų tas, žinai, kad kažko man daugiau reikia. Tai per va šituos variantus aš siekiu daugiau iškomunikuoti savo žinių. Tai ar galim prieiti tada prie tokio, kad tu sakai, tu dirbi su smulkiais solo verslais, ne? Kad dažniausiai galbūt to verslo pabaiga ir būna todėl, kad žmogus vis dėlto bijo tos emocijos, ta baimė, ne, kuri lydi, kuri yra giliai pasąmonėje, ne, nes, kaip ir sakiau, žvelgti, skaičiuoti pinigus, tai yra visų pirma jausmas. Tu gali arba turėti didžiulę laisvę, arba didžiulę baimę prisimti atsakomybę ir valdyti savo pajamas, ar ne? Tai turbūt ta viena dažniausių priežasčių, tai būtent ir yra ta baimė, ar ne, negebėjimas skaičiuoti. Kaip galvoju, kokie yra dažniausiai pasiteisinimai žmonių, kurie nenori uždirbti daugiau. Kurie nesima veiksmų. Jo. Kaip galvoju, tai atidėliojimas. Žinai ką, išvardyk man, kokie tau atrodo yra patys dažniausiai pasiteisinimai. Neturiu laiko. Tai tas nuolatinis atidėliojimas. Nesugebu, nemoku. Man ir taip gerai ten sekasi. Taip smetinėjimas, ne? Ir ta pati baimė. Bet dažniausiai tai būna neturiu laiko. Ir žinai, kas tas neturiu laiko. Atrodo, žmogus pizdėts kiek dirba. 9 amatai, 10 badas sukasi kaip barbė, daro, verčiasi ten verslai, sukasi, skaičiuoja, tik tai dirba. Ir jau tik atrodo, susiruošia, jau viskas atsisėsiu ten, pavyzdžiui, mano atveju, ne, irgi aš turiu šitą tikrai, jau viskas sėsiu, toj sąskaitas išrašysiu. Ką nors, iškrito kas nors, tu pat einu kokį podcastą klausyti arba ten, ir tu atidėlioji, nes realiai tu nenori susidurti su realybė. O žinau, vieną tokią naudoju. Toks žiaurus, toks truputį prie juodo, bet labai sudrebinantis, ką tu išvardinai tuos atsikalbinėjimus. Taip, atsikalbinėjimai. Dabar įsivaizduokim, kad mes norim ant rimto į tūliką ir panaudokime mes tuos pačius atsikalbinėjimus. Ir tada kas įvyksta, ar ne? Jeigu tu nori ant rimto ir tu nenueini, lygiai taip pat, kad tu nori savo verslę uždirbti daugiau, bet tu neskaičiuoji ir nedarai kažko, kad tam verslui padėti, tai ką tu sakai? Kas gaunasi, reziumė, rezultatas. Aš apsišikau, nes labai ilgai atidėliojau. Aš apsišikau, nes neturėjau laiko nueiti į tualetą. Nes man buvo nepatogu nueiti į tualetą. Sudėtinga. Man per sudėtinga buvo. Duris buvo uždarytos. Neturiu laiko nueiti į tualetą. Aš apsišikau, nes neturiu laiko nueiti į tūliką. Tai čia... Pabandyk kam nors tai pasakyti. Kai jūs norėsit turėti pinigų ir turėti finansinę laisvę,
Hebra, tai yra finansinė Bet laisvė. tau tai gerai, nesuvaržymai. tave tai mokė sėdėti ant tualeto, tave tai mokė į tam paduko, o aš tai neturiu įgūdžių. Yra kas pamoko. Hebrytė, Vaida Rimkė, Instagramas, prašom, susisiekit, aš pamokysiu. Užrašyti skaičiai iš jūs kalba, tai vienareikšmiškai. Ir Man nesisekė matematika mokyklai. man patiko matematika, negaliu to pasakyti. Bet, aš irgi iš tikrųjų baigiau ekonomiką, turėjau verslą baigiant mokslus ir ir jis buvo nesėkmė, nes aš nemokėjau tų žinių pritaikyti. Tai iš nesėkmių reikia mokytis, o ne galvoti, bus nesėkmė, tai aš net nebandysiu. Bet tu žinai, kiek žmonių bijo susimauti realiai. Lygiai taip pat, kaip tu sakai, jie bijo realiai atsidaryti tą sąskaitą, nes ten reikės žiūrėti į realybę. Ta prasme, kad aš kažkur sufeilinau, aš matau, kad aš praleidžiu pinigus kažkur ir man reikės atsisakyti kažko. Tai yra reali baimė, su kuria žmogus, realiai atrodo protingas, blėt, įsilavinęs, apsirengęs, daro verslą. Bet nesiema to veiksmo. Bet nesiema, žinai, to veiksmo. Nesiema to veiksmo, nes viduje yra tas stabdis. Ir su tuo stabdžiu, kaip tu sakai, jau jeigu tu prilygini tam, žinai, ėjimui į tualetą, tai tiesiog suvoki, kad kito kelio nėra. Dirbti su savim, kreiptis pagalbos ir vis tiek vienaip ar kitaip daryti. Vienareikšmiškai daryti kažką, reikia kažką daryti. Kažką daryti. Kažką daryti. Jo, tai... O ką daryti? Mano smegenys nebeatsako. Čia blūpas. Tai kokios yra tos dažniausios priežastys, jau aptarėm, kad vis dėlto tai yra ta baimė ir tas neskaičiavimas, ne? O, pavyzdžiui, kodėl net pelningi, gerai, nes tu paminėjai pirmai, kad didelės korporacijos skaičiuoja kiekvieną eurą, kiekvieną centą. Ten tualetinio rutuliukai visi skaičiuoti ir jau ten namo neįsineši, žinai. Yra kas įsineši. Yra kas įsineši. Bet, pavyzdžiui, net didelės korporacijos bankrutuoja. Arba kokia yra tada didelių įmonių sėkmė, kad jos nebankrutuoja? Bet vėlgi, su kuo irgi dažnai susidariu. Ir iš tikrųjų, kai darau verslo apžvalgas, patvirtina tą tokį faktą, kad verslas auga, jam sekasi vis geriau ir geriau. Ir jeigu nėra valdymo nuo mažumės, taip, tai paskui viskas, kad ir auga, pagreitį verslas yra įgavęs, bet nebeįmanoma to suvaldyti. Kaip kad traukinys yra tiesiog labai gerai įsibėgėjęs, jis važiuoja, bet jį suvaldyti darosi vis sunkiau, jeigu nesi patyręs, ar ne? Jeigu tu nesimokai, kaip jį suvaldyti, jeigu tu jo nepradedi valdyti kuo anksčiau. Tai lygiai tai taip pat yra ir su dideliais verslais. Tikrai ne viena verslo apžvalga buvo, kur padaryti labai dideli impulsyvų sprendimai, kai buvo nepaskaičiuota, nepamatuota, paskui turėjo įtakos dideliems nuostoliams. Tai bet kokia atveju. Ir ką dabar matau, verslas mažiukas, jis auga. Ir kai jau būna taip, kad verslo savininkas sako, plema, man jau sunku, aš nebežinau, ką daryti. Ir tada pradeda ieškoti finansų konsultantų, pas mane ateina, pradeda ieškoti ant marketingistų, dar kažką. Ir toj stadijoje suvaldyti didelį kiekį yra žymiai sunkiau, negu kad anksčiau pradėjus tai daryti su mažesniu kiekiu, kaip irgi įsitikinimas, aš dar mažai uždirbu, man čia nereikia. Ko tu nuo mažumės pradėsi anksčiau, to bus lengviau paskui, nes tu augi, tu turi kompetenciją savo auginti. Ir kitas dalykas, pavyzdžiui, kaip verslą auginti, iš kur gauti pinigų investicijoms? Iš kur? Investicijoms reikia atsidėti iš pelno. Tai iš savo to atlyginimo, kurį tu... Ne. Savo atlyginimas yra ištaškyt ant batų. Ant batų. Taip, savo atlyginimas savo reikalams, savo kišenę. Verslo kišenė yra ne tavo. Tai versle turi likti pelno. Kad galėtum iš pelno investuoti dalies atsidėti investicijoms. Kaupti investicijoms, ar ne? Dabar kaip turi atsirasti pelno? Tai turi išlaidos būti mažesnės negu pajamos. Taip. Tada kaip tai padaryti? Turi mažinti išlaidas, didinti pajamas, čia padeda pardavimai, tada einam dar žingsnį atgal, ką parduoti, kad turėti didesnį pelną, turi apsiskaičiuoti savo savikainas ir pažiūrėti, kurie produktai ir paslaugos yra tavo pelningiausios, tada žinai, į ką akcentuoti pardavimus ir komunikaciją ir taip to pelno didėja. Ir dar daugiau pardavimų darai, akceleruoji tas pajamas, pelno didėja, nes tu
labiausiai parduodi tuos produktus, kurie yra pelningiausi ir dar jeigu tuo metu tu mažinsi savikainą, nori, nenori atsiras to pelno ir atsiras pinigų ir investicijoms, ir rezervui. O rezervą kiekvienas verslas lemba atsikelt turi turėti. Kažkokiems tai blogiems laikams. Nebūtinai blogiems, tiesiog dabar taip. Stebime savo pinigus, ar ne? Taip. Ir matom, kad pavyzdžiui, kokį Liepos mėnesį buvo žemyn. Ką aš veikiau tą Liepos mėnesį, kas atsitiko? Nes kai mes matom, kaip kyla, leidžiasi pajamų ar pelno kreivė, turim paklausti ties kiekvienu padidėjimu, kodėl taip atsitiko, ties kiekvienu numažėjimu vėl, kodėl taip atsitiko. Ir dažniausiai pas solo verslininkus būna atostogos. Tai dabar, kai aš atostogauju, mano verslas nieko neuždirba, ne? Nes tai reiškia, kad verslas yra 100% priklausomas ant tavęs. Pirmas dalykas, kad reikia pradėti galvoti, ką daryti, kad aš kai atostogauju, kad aš uždirbčiau pinigus. O antras dalykas, tai jeigu tu pusę mėnesio, tarkim Liepos pusę mėnesio atostogauju ir tu nedirbi, tai tu ką, pusę atlyginimo te gausi? Iš ko gyvensi? Tai čia va šituo atveju tu iš rezervo pasiemi pinigėlių ir išsimoki savo atlyginimą. Negalima sakyti pinigėlių, atsiprašau. Pinigai. Pinigai. Ir dar taip pinigai. Ir pajaužinai kūnų. Aš, tu vis kalbėjai apie pelną, žinai, apie tą atlygį savo. Ir aš noriu papasakoti, irgi vieną istoriją, kai žmogus pradeda gauti pinigų, ne, ar tau tikrai turbūt būna, kad sako, kad ir kiek uždirbu, blėt, visus išleidžiu. Ir ten jau, žinai, į Vabank pasiemu, nes kur dingsta mano pinigai? Tavo pagrindinė frazė, ne? Kur dingsta mano pinigai? Ir aš tau duosiu tokią vieną istoriją, papasakosiu. Atėjo pas mane klientė ir sako, turiu pinigų, kaip ir turiu. Bet kaip nėra, taip nėra. Bet kaip turiu. Ir turiu, ir neturiu. Ir mes einam į hipnoterapiją ir sakau, tai keliaujam, žinai, pinigų tema. Ir visus prisiminimus, į kokius mes tik tai nueinam, jinai vis gauna pinigėlį, kaulina iš mamos, kaulina pinigėlį, kaulina, žodžiu, ten prašo, mama sunkiai duoda, nenori, irgi kartoja, kad ant tų pinigų nėra, kartoja, ir vis tiek jinai gauna tą pinigėlį, ar ten iš močiutės, ar iš tėčio, ar iš mamos, ir vis gavus tą pinigėlį, sakau, okei, ir aš galvoju, kame čia replis, prie ko čia, žinai, okei. Ir man tik trečiam prisiminime tapo aišku, kai jau mes nuėjome į trečią prisiminimą, kad jinai gavus tuos pinigus, eidavo į kiemą, juos išleisdavo saldumynam, su draugais, ištaškydavo. Ir galvoju, o tai pala, o kas čia dabar yra po to ir kas čia yra blogai, nes, vaikas gavo pinigų, jis eina, perka saldumynus, leidžia laiką su draugais, bet kas buvo giliau? Kai dažnai būna žmonės, atrodo, uždirbu, bet išleidžiu kažkam, ne? O po to buvo paslėptas emocinis poreikis. Ir tas emocinis poreikis buvo ryšio trūkumas, dėmesio trūkumas. Tai mergaitė gaudama pinigus ir pirkdama savo saldumynus, daiktus, patenkindavo tą trūkumą. Todėl susiformavo įprotis, kad kai turiu pinigų, aš savo perku. Ir čia mes labai gražiai einame į tą vietą, kad visokie shopiholikai, kurie yra priklausomi nuo pirkimo, pavyzdžiui, ten susipykau su vyru, dabar tai nusipirksiu ten rankinuką už 500 eurų. Ir lyg, žinai, kompensuoju. Nusipirkau, ką tik rankinuką už 500 eurų. Ir kompensuoju tą, žinai, emocinę naštą. Tai gali būti ir toks santykis, lygiai taip pat ir mūsų versle gali atsispindėti, ne? Paėjo kažkoks mėnesis geriau, turi daugiau pinigų. Ir grįžta tas pats įprotis, aš čia kalbu iš psichologinės pusės, kad kaip ta mergaitė ir parodė, kad jie iš tikrųjų trūko ten dėmesio iš mamos, ryšio, ir jinai gaudama tos pinigus, jį tiesiog kompensuodavo. Tai lygiai taip pat dabar irgi gali būti, žinai, kad žmonės užduoti klausimą, kur dingo mano pinigai. Tai gali būti vis dėlto ne tai, kad aš esu neatsakingas ir nemokša, bet galbūt vaikystėje aš išmokau save taip nuraminti ir save užpildyti, kai iš tikrųjų poreikis tai galbūt buvo visai kitoks. O kaip galvoji, kas vaikystėje padaryta, patirta, turi labiausiai įtakos verslume, nemokėjime su pinigais tvarkytis ir nenorėjime atsakomybės prisimti, tai didžiausiai baimiai, tai kad gėda pirmiausia, tai gėdinimas vaiko, apskritai atsakomybę prisimti, tai sudėtinga tiem žmonėms, kurie nesijaučia verti, apskritai. Aš esu nevykėlis, arba ten, pavyzdžiui, jeigu tėvai nuolat vaikui kartoja, pažiūrėk ten į kaimyno vaikus, ten tie tai gerai mokosi, kas iš tavęs išauks.
karves melši, ten vos nevalytoja bus, nu atsiprašau, kas yra blogai su valytojom, aš tikrai... Valytojas koks dabar geras verslas. Tik... Taip. Ta prasme, žiauriai gali Taip. gerai babkės Bet kalti. tėvai mums tikrai taip kartodavo, kad tu būsi valytoja, būsi karvė. Šaligatviu šluosi. Jo, šaligatviu šluosi ir ten Susitiksim prie kontiko. Ir ten susitiksim prie konteinerio. Tai vad gal dar norisi tai pasakyti, kad vat, labiausiai stabdo būtent tai, kad, nu, va ta gėda, gėdinimas, lyginimas su kitais, kalimas į galvą, neturim pinigų, neturėsim pinigų ir taip toliau, ir kalbėjimas apie turtingus žmonės blogai. Būtent tai. Gerai, dabar tu man pasakyk, kaip aš galiu papasakoti tiems verslams, kad jie šito nejaustų. Aš manau, kad čia reikia dirbti iš abiejų mūsų pusių, ne? Lygiai taip pat žmogus turi ieškoti, nes jeigu tu, pavyzdžiui, duodi žmogui visus įrankius, ne, tu vat pasakai aiškiai, duodi lentelę, duodi pieštuką, duodi strategiją ir žmogus gavęs iš tavęs įrankius, nu fucking vis tiek daro tą patį, vadinasi, problema yra giliau. Vadinasi, reikia ateiti pas terapeutą ir ieškoti kažkokiu tai blokų, kurie vis dėlto valdo jį iš pasąmonės. Pas mane buvo ne vienas atvejis su klientais, kai savivertė, ar ne? O sakai savivertė. Tai labai padeda savivertę pasikelti, kai paskaičiuoji savikainą ir kaip pavyzdžiui teiki paslaugą už 5 eurų ir sužinai, kad tau tą paslaugą teikti kainuoja koks 5 ir tu tik tais pliuso uždirbi 5 euriukus, varganus 5 euriukus, o prakaituoji kaip už 100 eurų, tai tas matymas labai iš tikrųjų pasikelia žmonės savivertę. Taip manai? Ta prasme, čia faktas, nu, labai daug kas paskaičiavę savikainą, tiksliai suskaičiavę, ne ten dalį, bet visą savikainą tiksliai suskaičiavę, jie galvoja, eik tu savo. Man čia tiek kainuoja. Aš tikrai nenuleisiu. Bet pavyzdžiui, labai į tą savivertę sueina lygiai taip pat, ar ne? Pavyzdžiui, vienas savo hipnoterapijos paslaugas, pavyzdžiui, mano atveju, ne? Arba ten, kad ir kaip bedirbčiau, kad ir kokį metodą benaudočiau, aš už savo sesiją, pavyzdžiui, galiu paimti 100 eurų, ne? Ir aš jaučiuosi to visiškai verta. Bet kai aš pradėjau, aš, pavyzdžiui, imdavau už sesiją ten 50 eurų, bet aš supratau, kad mano energetiniai mainai, aš atiduodu žymiai daugiau ir kad aš tiesiog negaunu grąžos. Ir, pavyzdžiui, yra kitas žmogus, kuris galbūt turi daug įdirbio ir va tas savivertė ir pasitikėjimas, ne, jis gali paimti už sesiją ir 300. Nu, aš dar nesijaučiu tiek. Ir man, pavyzdžiui, visiškai negėda įvardinti, kad šiai dienai aš nesijaučiu, kad aš galiu paimti 300, o be to kartais ta savivertė būna ir labai išpūsta. Būna ir tokių atvejų, kai aš jaučiuosi pasaulio bamba ir jūs maždaug džiaukitės, kad aš su jumis kalbu. Nu, čia kiti niuansai visokių yra, bet vat, kalbant apie tos pinigus, kad labai dažnai žmonės nedrįsta įvertinti savęs adekvačią kainą. Tai vat čia irgi žinojimas, kiek tau kainuoja, padeda. Kitas dalykas, o tu sakai, dabar prašai 100, ar ne? Jo. Ir gerai, prašai 50, dabar prašai 100, nori kažkada prašyti 300. Tu esi kelyje. Taip. Tu nuo 50 jau paaugai, tu vėl dabar dėsi daug darbo, kad dirbti su savim, Nuolat. dirbti su komunikacija, dirbti su žinomumu, dirbti tavo patirtis auks ir iki tol auks, kada tu 200 jau paprašysi. Nes tu duosi belenkokio dydžio naudą. Tai vat, aš net nesakyčiau, žinai, kad ta savikaina, aišku, pas tavai ir didės irgi. Taip. Nes tavo ir ką. Nu, nes visų pirma atsižvelgiam į aplinką, kas vyksta, jo, ar ne? ir kas vyksta ir šiaip. Bet dar ką norėjau pasakyti ir aišku, užmiršau. Būna. Pizda, kaip užmiršau. Nu tai apie tą savivertę tęsiant, gal tada tiesiog mes jau einame į pabaigą ir tokie paskutiniai štrichai noriu susidėlioti, kad ir ta pati savivertė ir tas pats santykis su pinigais, tai vat gal labai norėtųsi išgryninti tą mintį, kurią tau pasakiau, kad jeigu žmogus ateina, tu jam duodi aiškius įrankius, vadžinai, palyginkim pavyzdžiui, su sportu irgi, vat kiek būna, ne, duoda ten planus, treneriai surašo, nu tau lieka tik daryti, bet tu vis tiek stovi stagnacijai. Vadinasi, problema yra kažkur giliau. Ir tada labai labai verta pažiūrėti, o kokius įsitikinimus aš nešioju, bet aš nematau, kad tą turiu. Nes mūsų pasąmonė yra
Įsivaizduoju, kad mes dabar per savo akis matom kažkokią aplinką, ne? Ir mūsų pasąmonė yra kaip filtras, ar ne? Nu, vat, kaip modelis, kuris veikia ir mes tiesiog veikiam senai šablonais. Jeigu vaikystėje girdėjau, kad neturi pinigų, kad turtingi žmonės yra blogi, vadinasi, greičiausiai tokią programą ir aš savį nešiojus. Jeigu aš vaikystėje gaudamas pinigus ramindavau save, vadinasi, prieaugį ir pelną aš greičiausiai irgi kažkur tai ištaškysiu, nes man tai suteikia kažkokį tai emocinį saugumą. Tai pirmiausia, pinigai yra emocija ir kaip tu sakai, iš tavo pusės, tai valdyti tas emocijas reikalinga strategija. Nes jeigu aš būdamas 3 metų galėdavau supykti ir spardytis, ne, nu, šiandien 32 būdama dėja, bet negaliu, nors kartais norėčiau. Aš dar žinai pridursiu, kad ne tik tos emocijos jau pasidaro brandesnės, bet ko aš noriu ir tas auga į finansinę laisvę, kas yra Taip. finansinė laisvė, yra didelis saugumas. Ir paklauskit savęs, gal aš galiu atsisakyti to išėjimo į miestą, kelis To kartus kavos per puodelio, mėnesį, ne? to kavos puodelio, kurį Už galiu 5 pasidaryti eurus. namuose už centus, vietoj to aš galiu gauti rankinę už 500 eurų. Arba dar Atostogas, laiką, įspūdį, ne? Jo, gal aš senai galvoju ten, nežinau, į kokią didelę šalį nukeliauti. Ir va taip atsiranda finansinė laisvė. Tai planuodami ir valdydami savo pinigus, mes nesuspaudžiam save, mes atsisakom nereikalingų dalykų tam, kad galėtumėm save išlaisvinti ir praplėsti. Vienareikšmiškai. Ir finansinė laisvė, vat, grįžtant į tą pavyzdį, kai tėtis kartodavo savo dukrai, kad turtingi žmonės yra blogi, tai nereiškia, kad jūs išduosite savo šeimą. Nes labai dažnai irgi tas įsitikinimas stabdo, kad aš negaliu būti turtingas, nes išduosiu tam, tarkim, tėtį arba mamą, ne? Ir dar apie finansinę laisvę, pavyzdžiui, kai žmogus laimi didelę sumą pinigų. Kiek procentų nusivažiuoja dar žemiau negu buvo? Tai mes matome, kas dabar vyksta. Antros pakopos pinigai. O, gavau Televizorius, naujausias ten iPhone'as. Blogiausia, ką gali padaryti, išleis dabar visus tos pinigus. Blogiausia, vietoj to, kad investuotum savo ateičiai, ne? Ne, žinai, dar bairis toksai. Tai kiek man čia liko gyventi, gal aš čia numirsiu rytoj. Nu tai gerai, tu numirsi rytoj už tus 10 gabalų, bent jau laidotuvės geras turėsi, žinai. Bent jau į marmurą bus pelenai supilti. Tai vėlgi. Taip, žinai. nu va čia lygiai taip pat antra pakopa, ne, ir va tie milijonai, kai pažiūrėk, kiek milijonierių, kurie ten, bet va ką pastebėjau, jeigu laimi turtingas žmogus, dažniausiai jis juos, kodėl nuturtingas, kuris daėjo iki to lygio ir jo sąmonė ir protas augo lygiai grečiai su jo pajamom, ne? Tai jis gavęs didelę sumą ir laimėjęs, jis žinos, ką su tais pinigais daryti ir jam nebus baisu, nes kaip ir sakiau, pinigai yra emocija ir didelė suma iš karto realiai gazdina žmonės, jie nežino, ką su tuo daryti, ne? Tai vat, jeigu, pavyzdžiui, vat, kaip sakai, vat, gauna tos pensijų fondus ir ne, ir, pavyzdžiui, tarkim, laimi tą sumą žmogus, kuris neturi įgūdžio, kaip tu sakai, vat, augant įgūdžiai, ne? Jis tikrai juos visus išleis. Sakyčiau, netgi labai dažnai savo tiesiog sėdžiu, nieko neveikiu ir važiuoju mašinoje. Reikėtų užduoti klausimą, ką aš daryčiau dabar, jeigu laimiu 1 milijoną eurų. 1 milijonas eurų šiaip nėra daug. Ne. Gerai, ką darysiu, jeigu laimėčiau 10 milijonų, 100 milijonų, ką aš darysiu? Ne, kad, o čia tas. Ne, realiai pagalvokit dabar, šiai dienai laimiu belenkiek milijonų, ką aš darysiu. Tai tą reikia ne tik įsivaizduoti, bet ir dėlioti, kad tai būtų protinga ir tai jau porą kartų prakontempliuoji, kai taip atsitiks, tada gali būti labai geras rezultatas. Bet vienareikšmiškai, augant pajamoms, jeigu jūs norit, kad augtų pajamos, bet tu nori, ne? Aš irgi noriu. Visi nori. Tai jeigu nori, tai žinai ir darai kažką. Jeigu, labai pasakysiu, jeigu sakot jūs, kad jums nereikia pinigų ir jūs nenorit pinigų, tai greičiausiai irgi yra psichologinis triukas, apsimetinėjimas, ai man nereikia. Man užtenka. Man užtenka. Ai, kam čia reikia? Aš galiu su Pampersu važinėti, žinai, kas ten Toyota Yaris ar kokias ten mažytės. Galiu su Toyota Yaris važinėti. Man nereikia. Čia biškis pardėti, čia biškis stabdžiu, bet aš ir pasigarsinu muziką, man geriau, žinai. Bet va, dar noriu ką pasakyti, kad augant verslui, dirbant daugiau, auginant verslą, augant savo pajamom, nu vis tiek, kiek dabar uždirbi ir kiek uždirbi prieš 10 metų, tai tas viskas keičiasi. Taip. Kaip visada nori pagerinti būtį, savo būtį ir visą kitą. Aš sakyčiau, labai būtinas dalykas yra terapija.
Žmogaus terapija, išsikalbėti, išsipasakot, rasti patį geriausią būdą, gal tai hipnoterapija, gal tai psichoterapija. Visos terapijos yra. Tiesiog svarbiausia rasti patį geriausią, savo tinkamiausią būdą, bet to būtinai užsiimti. Taip. Ir tai nėra, kad aš irgi einu į terapiją ir aš labai džiaugiuosi to, nes mano šių metų tikslas buvo savo tuos vidinius demonus susitvarkyti, į lentynėlės juos sudėti, vienam pasakyti, girdi, varyk iš čia, kitam pasakyti, gal tu čia man gerai sakai, žinai. Tai tada pradedat irgi sąmoningėti ir bet kokiu atveju atsiranda sąmoningumas ir su pinigais. Ir dabar man taip iš karto, čia yra pinigai, čia yra mūsų sąmonė, ne? Auga sąmonė, auga lygiai grečiai ir pinigai. Jeigu aš turėsiu kalną pinigų, o mano sąmonė bus čia, aš padarysiu taip, kad pinigai būtų lygiai taip pačia. Jeigu mano sąmonė yra čia, aš vis tiek padarysiu taip, kad pinigai būtų tam pačiam lygiai. Todėl žmonės, dirbkit su savim. Terapija yra jėga, pinigai yra laisvė. Ir patikėkit manim, aš kaip žmogus, kuris kažkada į turgų ėjo su batais maišeliuose ir be padų, nes antiek neturėjom pinigų, galiu pasakyti, kad viskas yra įmanoma. Vaida irgi tikrai gali paliudyti, kad skaičiavimas, strategija, darbas su savimi padeda auginti ne tik savivertę, bet ir viską mūsų gyvenime. Todėl drąsiai uždirbkim tos pinigus, mylėkim save, mylėkim gyvenimą ir leiskim savo gyventi. Ir darykim, aš myliu pinigus, aš uždirbu pinigus. Pinigai. Pinigai. Pilnas kišenės. Aš šiandien laimiu 10 milijonų eurų. Taip, ir ką darysiu? Tas, kas pažiūrėjo iki galo, tai turbūt ačiū jums pirmiausia, ne? Ačiū, kad mūsų išklausėt. Kokį vieną patarimą duotum? Pažiūrėjo žmogus dabar mūsų podcastą, kokį jam tu patarimą duotum? Ką dabar daryti? Aš visada sakau taip. Viskas gyvenime yra įmanoma. Aš negaliu duoti patarimą, bet aš sakau tai, kuo aš tikiu savim. Kuo aš tikiu, ne? Kad viską gyvenime galiu pasiekti, jeigu tik noriu. Gerai, patarimas. Nemalkim šūdo, darykim veiksmus. Aš pratęsiu, darykit veiksmus, jeigu taip labai norit, kad jūsų verslui sektųsi kuo geriau. Ir jeigu taip labai norit uždirbti daugiau pinigų, turėti finansinę laisvę ir saugumą, darykit veiksmus. Praplėskit savo komforto zoną, skaičiuokit, užrašykit skaičius, nes užrašyti skaičiai kalba. Jo, gana sėdėti ant sofos. Einam dirbti.